Labą dieną. Šiandien turim 130 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie lietuvių tautinį sąjūdį XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie priešinimąsi prūsinimui per mokyklas. Taigi caro valdžia svarbiausių Lietuvoje vykdomos atviros prūsinimo politikos įrankiu laikė pradinę mokyklą. Tačiau norėdama ją pasinaudoti, valdžia susidūrė su aktyviu liaudies pasipriešinimu. Valstiečiai neleisdavo savo vaikų, ypač dukterų, į valdžios pradines mokyklas. Neduodavo pinigų toms mokykloms išlaikyti. Stengėsi, kad jų būtų kuo mažiau. Slaptas lietuvių vaikų mokymas buvo dar viena tautos priešinimosi rusiškai mokyklai forma. Mokymasis gimtąja kalba reiškia nepaklusnumą rusų valdžiai. Vilniaus generalgubernatoriaus pranešimu 1884–1906 metais tame laikotarpyje Vilniaus ir Kauno gubernijose buvo susekta 330 slaptųjų mokyklų, kuriuose mokėsi 2000 mokinių. Pagal 1897 metų gyventojų surašymo duomenis beveik 55% Lietuvos gyventojų buvo raštingi. Lietuva pagal raštingumą užėmė 3. vietą imperijoje, po Estijos ir Latvijos. Slaptųjų mokyklų mokytojai, tai yra daraktoriai, buvo įvairaus išsilavinimo, tačiau dažniausiai savamoksliai, patys slaptose mokyklose arba namie šiek tiek skaityti ir rašyti pramokę valstiečiai. Rusų valdžiai uždarius lietuviškas parapines mokyklas, vyskupas Valančius griežtai nurodė kunigams mokyti vaikus bažnyčiose. Jam įsakius, kunigai iš tėvų reikalaudavo, kad vaikai, eidami pirmosios išpažinties, mokėtų skaityti. Todėl tėvai arba patys mokė vaikus namie, arba kviesdavo daraktorius, kurie, vaikščiodami po kaimus, juos mokė. Taip vyskupo valia atsirado slaptosios mokyklos, turėjusios lemiamą reikšmę tautos atgimimui. Po 14 metų, kai naujoji lietuvių inteligentija ėmė leisti lietuviškus laikraščius ir jais žadinti tautą, jau buvo kam tuos laikraščius skaityti ir vertinti. Apie slaptosios lietuvių periodinės spaudos atsiradimą. 1883 metais pavasarį Ragainėje išėjo pirmasis lietuviško laikraščio kabutėse Aušra numeris. Pirmasis jo redaktorius buvo gydytojas Jonas Basanavičius. Vėliau kabutėse Aušra buvo spausdinama Tilžėje. Bendriausia laikraščio programa tai tautinės savimonės žadinimas. Jo leidėjai Miksas, Šliūpas, Jankus ir kiti. Daug dėmesio skirdami Lietuvos praeičiai stengėsi sužadinti tautinę lietuvių savigarbą, savo krašto meilę.
Jie pabrėžė lietuvių teisę gyventi taip, kaip gyvena kitos tautos, patiems rūpintis savo ateitimi, skatino puoselėti lietuvių kalbą. Laikrašty Aušra buvo rašoma, jog tauta gyva tol, kol gyva jos kalba. Jame buvo skelbiama, kad atėjo laikas lietuviui prisiminti, jog jis privaląs drąsiai jaustis esąs lietuviu. Tai teisėta ir garbinga. 1886 metais nustojo eiti Aušra. 1889 iki 1905 metų ėjo naujas lietuvių laikraštis Varpas. Jį leisti sumanė Vincas Kudirka. Apie Varpą susibūrė pasauliečiai inteligentai. Pakilusi tauta sparčiai sąmonėjo ir brendo, savo spaudą ėmė kurti ir dvasininkybę. Varpininkai sau kėlė tokius pat tikslus kaip ir aušrininkai. Pagrindinis Varpo tikslas – kelti Lietuvos kultūrą, ugdyti visuomenės sąmoningumą. Varpininkai tikėjo, kad tauta iš svetimųjų globos galės išsivaduoti tik ekonomiškai ir kultūriniu atžvilgiu sustiprėjusi. Jų manymu, inteligentai patys tautiškai sąmonėdami privalo sąmoninti ir kitus visuomenės narius, pirmiausia valstiečius. Tautinis sąjūdis turi pamažu įtraukti visus lietuvius. Tuomet tauta galės siekti politinio tikslo, tai yra autonomijos, o vėliau nepriklausomybės. Griežtas Varpo tonas turėjo stiprinti pasipriešinimo rusų valdžiai dvasią, kuri pamažu augo ne tik Lietuvoje. Varpe 1899 metais buvo spausdinta Kudirkos tautiška giesmė, vėliau tapusi Lietuvos himnu. Nuo 1890 metų Varpo leidėjai pradėjo leisti dar ir ūkininką, tai yra kaimui skirtą laikraštį. Dauguma lietuvių inteligentų sudarė katalikų dvasininkai. Jie nelabai pritarė ne tik Aušros, bet ir Varpo krypčiai. 1890 metais pradėtas leisti katalikiškas laikraštis Žemaičių ir Lietuvos apžvalga. 1896 metais kunigas Juozas Tumas Vaižgantas pradėjo leisti nuosaikesnį katalikišką laikraštį Tėvynės sargas, skatinusi lietuvius atgimti, ėjo iki 1904 metų. Šiam laikraščiui rūpėjo ir katalikybė, ir lietuvybė. Laikraštyje buvo kritikuojamos pastangos rusinti, smerkiamos Romos skriaudės. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie priešinimąsi rusinimui per mokyklas. Apibūdinkite valstiečių kunigų reakciją į rusų valdžios politiką. Kodėl katalikų bažnyčia pirmoji pradėjo kovą su rusinimu? Pasakokite, apibūdinkite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie slaptosios lietuvių periodinės spaudos atsiradimą. Apibūdinkite inteligentų reakciją į rusų valdžios politiką. Kaip manote, kodėl po 1863–1864 metų sukilimo lietuvių veikėjai pirmenybę teikė kultūrai? Kodėl
pagrindinis naujos lietuvių inteligentijos kovos ginklas buvo lietuviška spauda. Pasakokite, apibūdinkite ir atsakykite remdamiesi pateikta medžiaga ir žiniomis.